Olibet. Premium EuroLeague Basketball rėmėjas. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki jūsų dėmesio EuroLygos ambasada ir visą krepšinį dėl jūsų žiūrintis Martynas Gesevičius. Ne visą, nemelok žmonėm labas, bet beveik visą, daugumą. Didžiąją dalį. Didžiąją dalį. Ką vėl turiu savo tą dabar jau legendinę frazę, nenumaldamai artėja EuroLygos finišas, ne? Bet šansai vis dar gyvi. Šansai. Aš nežinau, apie Paryžių, Bayerną, Efesą, Realą, ne apie Žalgirį. Tu dabar turi didelį šansą, kad tavo visgi nebeteks visos Lietuvos akivaizdai 50 atspaudimų daryti. Tai noriu būčiau padaręs, ramiai, be problemų. Sugalvos man pliofų, gal ką nors pasakysi drąsaus, kurie irgi nenumaldamai. Tai atspaudimus reikės mažinti, tam, žinai, tam. Tai nu jo. Seniai daręs, blamačiai, man išsipūs, žinai, bickas iš karto. Gal kokį išankstinį išgirsiu apie kito sezono Žalgirio pliofus, bet čia dar palaukim. Bus dar laiko, jo. 3 savaitės lieka reguliariam sezone, ši savaitė dviguba. Žalgiris viešės Prancūzijoje, kur, dar aš turiu paminėti teorinių šansų, dar nepalaidojom, 2 pergalės būtinos, kiekvienos rungtynės yra tos vadinamos mirk arba gyvenk, bet jau natūralu turbūt, kad Žalgiriukui mažiau dėmesio turim skirti, nes Eurolyga jau yra ne apie jos, o labiau apie tas komandas. Kaip bebūtų apmaudu, visas esančias virš Žalgirio šiuo metu. Pradedam turbūt nuo to, apie ką kalbėjom praeitą laidą, nemažai ir svarstėm, ar Eurolyga skirs baudas ar neskirs po graikų derbio, už kalbas, už gestus ir panašiai. Tai skiria visiems. Panathinaikos gavo, man atrodo, 4 baudą, jeigu neklystu. Dalina ten išėlės. 10 štukų Atamanas, 15 štukų Bosas, tada klubui atskirai 7,5 tūkstančio ir Kendrikui Nanui už nepadorų gestas ir galim 4,5 tūkstančio. Va te šito skaičium aš kažkaip užsitrigerinu ir pagau. Man atrodo per mažai. Dar derbi tiem nekenčiausiams ir galiam ištrauk 2 pistoletus ir 4,5 štukos net ir Europos mastais per kukliai skamba. Kai pažiūrėsi, gal kažkiek ir kukliai, kai ten už kalbas, už kritiką teisėjim, tu duodi tenai, nežinau, po 10-15 būna ten, jeigu grubiai. Ten Atamanas daugiau pasakė, kad ten žingsniai tikrai buvo ir dar ten porą gal. Ir ten iš karto 10-15 plus klubų dar ekstra, tai už tokius ženklus. Aišku, pasikartojantis pas juos. Bet, žinai, tokie pasikartojantis, tai už teisėjim pasikartojantis, ar ten kažkam kritika, ar lyga, ar nesvarbu kam, tai visą laiką pasikartos, nes, dažniau įprasta negu tie reiškiniai, ką Nanas rodė. Tai čia tokia nauja praktika buvo, man šiaip įdomu, kokie yra. Apskritai, kokios taisyklės, nuostatai, lygos, vis tiek kažkokios yra, knyga kažkokia, tai už ką tu negali tiesiog... Nėra prašytas kiekvienas. Tai dėl to ir įdomu, pagal ką tu nubaudinė, kažkas tokio turi būti, tai turbūt ten irgi, kad ir jeigu taip yra, nėra turbūt išskaityti, žinai, ką tu parodai, žinai, parodyti tu gali daug ką, žinai, bet ten taip rodo, ir ten taip rodo, žinai, ir ten taip rodo, visai gali rodyti, bet aš manau, kad už tos visus turbūt vienodosios baudos ir turbūt pirmą kartą, turbūt ten tą minimalę turbūt baudą išrašė, tai reikia turbūt pažiūrėti iš tos pusės, kad turbūt teisingai apskritai išrašė, kad sureagavo ir taip toliau, nes, Tu gali čia atverti Pandoros. Jo, čia visiškai gali atverti. Sutinku, kad gali ir su mažom baudom atverti, nes čia tiek susimokėjom, tai susimokėsiu. Aš jau turiu idėją. Susimokėsiu. Jau turiu idėją. Kai gražins, o kažkada tai vis tiek įvyks, kai CSKA vėl žais Eurolygoje, sumesti reikės Žalgirio fanai surinkti 4 štukas, kad tiesiog Maskvoje... Pasirodyti, ne, visų gražumų, ne? Jo, 4,5 ne tas nubaidantis, žinai, ir jau kalbėjom apie NBA pavyzdžius, kur turbūt eitų... Dažnai, NBA yra 100 kartų daugiau. Aš manau, kad nuo tam prasidėtų kažkur, nuo tam minimumas turbūt būtų koksai... Ten būna ir 100, ten už dantų apsaugą, ten 50 duoda, kad metėjai kažkur, ta prasme, kažkur link žiūrovų, ne, ten žiūrovus būna, ten bet... O tiesiai tokį parodyk būtų tikrai griežčiau ir tai va čia toks man įdomesnis. Bet Atamanas paklausęs pakomentuoti, sakė apie Naną, visiškai nieko nežinau, jis daug aš nei istorijos nežinau, nei apie ką, bet apie jam gautą baudą būtent ir klubo vadovui, tai jisai papyko nuo Eurolygos ir sakė, kad Eurolyga, kadangi, cituojant, į NBA yra jau at the back door, kaip sakė, prie galinių durų. Eurolyga turėtų bijoti. Ten buvo nutilėta, kad mes ją paliksim, ne išeisim kitur. O vietoj to jie vos ne biudžetą renkasi iš mūsų baudų. Tada dar pasiuntė žinutę ten marketingo departamentui, sakė, geriau rėmėjų naujų ieškotų, o ne iš mūsų trenerių rinktų tos pinigus. Kaip vertinti? Ar irgi čia, jeigu būtų šiaip rimta organizacija ir nebūtų tos baimės ir NBA at the back door, tai dar vieną baudą galėtų gauti Atamanas vienu už tokius, ne? Nes čia toks kaip
net neetiškas skaičius. Čia, žinai, iš kurios pusės pažiūrėsiu, jeigu ten kas liečia ten tą marketingą, mes esam kalbėję, kad ten Eurolyga ten tų pinigų pajamų daug neturi, iš tos pusės gali sutikti, kad ten galėtų kažkur kaip kitur dėmesį, bet ar dėl to, kad ateina NBA dabar Eurolyga galės šitom komandom daryti, ką nori, nu irgi negali tai būti, nuprisimenti ką, dabar Atamanas šitos vėl rungtynėse su Alba techninė pasėmė, vėl ten teisėja vos neįvažiavo, išbėgo į aikštelę, dar teisėjus tai prabėgo, pasižiūrėjo, dar net nesuprato, kas vyks, tik paskui techninį išrašė ir nuo tos techninės ten realiai viskas prasidėjo, kad to kėlinio gale. Tai, nu, tu turi baustų už tokius dalykus, nu, ten Atamano ten elgesys, aš vis dar stebiuosi, kaip ten tie teisėjai turi kantrybės neišvaryti jo iš aikštelės, ta prasme, nu, aš kaip, nu, kai kartais išvaro, bet nu, šitos irgi buvo, ta prasme, gavo techninę, išbėgęs, nu, ten metras nuo linijos, vėl greita ataka, nu, ten pusiau greita, bet bėgo teisėjas pro šoną prabėgo, turėjo apibėgti ir tik tada atsisuko, okei, techninė davė, nes realiai ten, nu tai va, tiesiai tave bėgčiau, aikštelė stovi. Tas realiai būtų nematęs, būtų atsitrenkęs. Bet tada ar tai prabėgo, davė techninę. Ir nors spėk, kad Atamanas nusiramina po tos techninės ar ne. Tam paskui Ilja Beloševičius ne jisai davė techninę, bet jisai vyriausias teisėjas buvo, tai ten pirštas paburnojo, ten dar, nežinau, 5 atakas gal kas nenustojo. Ir tas man keista, kad, nu, vat, neišvaro. Tai teisėjai kartais, aš matau, kad jie pasirenka tą liniją, įspėti iš pradžių, paskui duoti techninę, nu, ir paskui jau turi, nežinau, kažką labai jau ekstra padaryti, nežinai, tiesiai pult dar kartą išbėgti aikštę, dar kažką tokio padaryti baisesnio, kad gautum tą antrą ir tave išvarytų. Tai Atamanas, aš matau, kad jisai po truputį tuo naudojasi. Jisai supranta, kad dar gali čia pašaukti, čia neišvarys, plius Oaka, plius žaidžia su Alba, tos rungtynės nesiklosto, tuo metu tik tai bando grįžinėti rungtynės tam kelnį. Tai ir tie pasisakymai, nu, Atamanas šaumenas, nu ką, man labiau šiaip patiko, nežinau, matai, Trinkėri tą idėją, kad Atamanas visus čia apgavo. Jis ten kalbėjo apie... Davė Eurolygį interviu, dabar būna tarp rungtynių, jeigu būna kažkoks tarpelis ar per pertrauką įterpia jo, žinai, tą intervą, tai jis ten, žinai, kalba ten apie tos trenerius, nu, kad jis čia Žalgirį treniruoja, kad ten turi kentėti, nu, ir tos visos frazės, jis ten paminė Barzoką, Šarą, man atrodo, Obradovičių, nu, žinai, visus elitinius trenerius, nu, ir paskui paminė Atamaną ir sako, kad visus mus apgavo realiai. Nu, tai į tą pusę supras, kad visi tie, kas yra krepšinį, nu, visi supranta, kad Atamanas, nu, apgavo, nu taip, jisai laimėjo Eurolygas 2, taip, 3. Jis turi kažkokios magijos. 3, taip, tai turi tą magiją, tai dėl to treneriai tie, kurie įsivaizduoju, kur ten naktim nemiega, žiūri video, kaip ten Šaras sako, pas mane nebūna dienos, kad aš nepražiūrėčiau krepšinio rungtynių nei vienų per dieną, ta prasme, sezono metu. Ten minimum vienas pražiūri, o kartais ir daugiau. Tai aš manau, kad Atamanas ant tiek, jis nemanau, kad jis ant tiek pražiūri, žinai, ir tai tik parodo, kaip kiti treneriai ir kitiem treneriam aš netgi žiūriu tokį skausmą. Nu, tu įsivaizduojat, pavyzdžiui, turėtų skaudėti realiai tokiem va treneriam, kurie viską daro, žinai, nu atrodo, kad jau maksimaliai su žaidėjais ir su viskuo ir, ta prasme, tu elgiesi, treniruoji, procesas, viskas dėlioji. Detalių reikalauji, ten kažkokius ten, žinai, užtarnauji savo vardą ir tai tu negali laimėti realiai. Nu, va, kaip Šaras, Eurolygos dar neturi. Ten, okei, Obradovičius jau seniai turi Eurolygas, nu, kitais laikais, o dabar Barzokas irgi ten laimėjo vieną, nu ir po to irgi nebegali laimėti. O Atamanas ateina, jisai tiesiog, va, taip, hihihaha, ant to pastumsiu, tą pasakysiu, tą nusipirksiu, ką, taip atsisėsiu, sakysiu, laimėjau Eurolygą, ką. Mauto neimsiu. Tai Mauto neimsiu visas rungtynės, nu ir panašiai. Tai aš manau, kad kitiem treneriam tai turėtų skaudėti kažkiek. Aš laukiu po kokių 10 metų, gal tikiu, jeigu toks ūpas užeis, Marius Grigonis įdomią knygą parašytų biografinę, labai norėčiau būtent apie tą laikotarpį su Atamanu ir tos visus niuansus, kur visi kaip ir žinom, bet iš tikrųjų... Aš kažkada galvojau apie save, žinau, kad galėčiau knygą parašyti įdomią apie savo karjerą. Čia šitą nepaleiskim. Bet šiaip Rimas Kurtnaitis yra gerai pasakęs, man atrodo, kažkada tai sako, jeigu aš knygą parašyčiau, tai tenai būtų labai, kažkas mane kažkur nuvežtų ir būtų visą gerą. Jeigu nerašyti atvirai, tai geriau visai nerašyti. Ne, tu negali rašyti, ta prasme, tenai... Okei, gali tu parašyti kažkaip švelniau, bet, nu, jeigu tikrais faktais, nu, jeigu tiesą rašai, gali parašyti, nebūtina visko pasakyti. Prasme, tai aš manau, kad jau nekalbant apie treniravimą, apie procesą, apie trenerius, apie žaidėjus tam tikrus galėtum rašyti, apsimetų prisiminimų tikrai yra daug, o dar jeigu ten kokias užklasinės veiklas, tai ten, o Jėzau, vaikeli būtų bestselleris, net nebejoju, bet baigtus turbūt Lietuvoje jau pirštais užbadytų konkrečiai ir net neįsivaizduoju, kaip sureaguotų žmonės, kurie būtų veikėjai tose knygose. Reikia, kad tie kažkiek laiko praeitų, kad veikėjai knygose irgi bent jau nebebūtų profesionalūs krepšininkai tuo metu, nu, žinai, kad nesusigadinti kažkokių einamųjų karjerų. Pas mane jau dauguma baigė šiaip iš tikrųjų.
Arba tada, Nes aš, kadangi, realiai visą laiką būdavau visur, plius minus jauniausias ilgą laiką, nes jau mano karjera tai prasidėjo, aš visą laiką žaisdavau realiai su vyresniais, tai po truputį, dar dabar yra LKL, bet, tie aukštesnio lygio realiai dauguma jau yra baigę karjeros. Tai susėsim vasarą, apmastysim šitą, žiūrėk. Žinok, galvoju, aš kelis metus esu galvojęs apie tą reikalą. O esi skaitęs kokiu nors Kašiorų, pavyzdžiui, yra įdomių biografijų, ne? Sakiau, kad Šaro reikėtų prisivesti, Šaro... bet neskaičiau Šaro. Turiu, man atrodo, galėsiu tau duoti, jeigu nori. Tai neskaitai, turi, bet neskaitai? Skaičiau, žiūrėjau. Jo, aš girdėjau, kad iš žmonių. Bet ten tik tais jo karjera kol žaidėjas, kai jis jau treneris dar neparašys tikras, kada gali rašyti čia irgi, ar jau rašyti, kai pabaigs jau bus per senai, o jeigu turbūt irgi nerašys. Tai dar anksti, Šaras dar 20 metų dirbs, tai kur? Tai 20 metų knygas reikia laukti. Tai 10 kokių ir galėsiu rašyti. Bent jau Eurolygą reikia laimėti, tada galėtų rašyti. Kelias link titulo, žinai. Paprašom, mums parekomenduokite, jeigu esate skaitę krepšininkų biografiją, kažkaip su futbolininku daugiau susidūręs. Krepšinis to Europoje gal mažiau populiaru, bet nenustebčiau, kad ir parašęs irgi ten koks nors Spanulio ar ten kokio nors... Nesugirdėjęs, gal vietiniai kažkur. Tai va, gal jeigu žino žmonės, parašykit tikrai ir mums būtų labai įdomu. Bet šiaip turėtume ką papasakot. Aš manau, kad žmonėms būtų įdomu, tik tai aišku labai, matai, ko neįžeis, žinai, ką sudarnu, čia yra tokių niuansų. Didelis darbas, jo. Ten irgi, žinai, užtumta yra ant ko, žinai, vis tiek tos emocijos, kažkas nepatenkintas, kažkas patenkintas. Aš žinau, su Jasikevičium ne kiekvienas turėtų sveikinti krepšinio specialistas Lietuvoje po tos knygos išėjimo. Ten žiauriai įdomių tų pradžių, kai gauni tą atvirą tikrą, kur, žinai, kai visa tauta... Ne, tai jeigu neatviras, tai neįdomu. Iš karto čia vienas kitas pasakytų, kad neįdomu, ten apie nieką parašyta, tai neįdomu. Jo. Čia turėjau sakyti normaliai. Grįžtame į graikų krepšinio reikalus. Olimpiakosą prigyrėm praeitoje laidoje, kaip jie čia su vienu pralaimėjimu pirmam rate, kaip jie čia einant visų laikų geriausio šito formato Eurolygos rezultato. Ir niuksa nuo Roko Giedraičio vedamos Crvenos Zvezdos. Tokį vidinį konfliktą išgyvenau, žiūrėdamas tas rungtynės, nes tada dar Žalgiris buvo nepralaimėjęs savo rungtynių, kaip ir labai neįtėmo tą Crvenos Zvezdos pergalę, kuriuo buvo viskas suskaičiavęs, kad čia tikrai Pirėjų pralaimi, bet tuo pačiu metu smagu buvo matyti Roko 6 iš 7. Tai yra geriausias visų laikų Crvenos Zvezdos tritaškių pataikymo pasiekimas Eurolygoje. Yra dar 2 žaidėjai metė irgi po 6 tritaškius, dabar jau spėk, ar tavęs klausia ar ne. Žinoma, klausia, kas kiti 2? Kas yra už Crvenos Zvezdą, įmetė irgi 6 tritaškius per rungtynės Eurolygoj. Man to vienas iš 6-9, gali būti, kad ir kitas iš 6-9. 9-6, jo. Ir čia viskas labai švieži per 2 paskutinius sezonus. Kelnas koks nors. Nėra Kelnas mes iš jo. Per 2 metus, praeitais metais. Abu yra sudėti ir dabar, ta prasme. Teodosičius yra 6 metai. Ja. Kas ten dar gali? Luida vienas serbas sugalvo, kas mėto tritaškius. Serbas? Dabar Zvezdoj? Taip. Nedovičius. Ai, Nedovičius, ne man. Tai va, pasirodo, Rokelis, jeigu dar vieną būtų gavęs pramesnės, be klaidų mėtė beveik, nelabai jo kažkaip ieškojo, jisai 5 tritaškius turėjo pirmoje. Tai ten nereikėjo ieškoti, čia ten tie Roko tritaškai, tai parodo Olimpiakoso koncentraciją tose rungtynėse, nes, Bet ten buvo ir sunku žaisti, kaip žaisti, kai varžovai be pozicijų, visi belenkur ir iš visur mėtė gali. Bet tai laisvas mėtė Rokelis, laisvas. Aš kalbu apie koncentraciją Olimpiakos, tikrai žinai, kad žais, nes tu matai, kad priekinė linija ten išbirėjus, nėra kam žaisti, net nebijau, kad buvo scouting reportas ir panašiai, ir kad žino, kad Rokas meta gerai trekus, šiemet nebuvo įmetęs daugiau 2, 2 kartus buvo įmetęs apštai tik tai 2-ženklį taškų skaičių. Tai faktas, bet ir minučių žaidė 32, tai čia šio sezono visi geriausi skaičiai, tu žinai, kad Roko, ypač kai įmeta pirmą, antrą, tu paskui dar leidai jam toliau laisvam mėtyt. Aišku, ten kai kurie sukrito po offensive reboundų, kažkurie greitos atakus, ten kažkur nuėjo padėti, ten, tokios, grinai man tie Roko tritaškai laisvė atspindi, kaip Olimpiakosas buvo pasiruošęs rungtynėm, ten ta rungtynių pradžia iš pokrepštų, Vezenkovas laisvas, ten tie visi prameta, Zvezda gerai. Pirmą pusę Vezenkovo galvojau tą savo seriją nutrauks, kur irgi sakėm, kad 2 ženklius renka 30 rungtynių. Jis -1 man to pirmą rungtynių pusę pabaigė. Bet baigė 20 naudingumo. Tai žinai, toks, jisai susirinks savo, ten tos nėra šansų jo ten pristabdyti, kad jis nesurink 10, ten tų kamolių ten pribėgs vis tiek, vėl nubėgo ten Kalevitė, kaip aš sakau, nuošaliai sumeta, ten tą trajeką vieną kitą įmes, ir susirinks su savo 10 naudingumo balų, jam čia 10 susirinktai, čia kitam reikia, nežinau, arto jam reikia, nuo 10 tik tai reikėtų jam pradėti skaičiuoti tos naudingumo balų, žinai, kad būtų 0 pasitės 10, tada gali skaičiuoti, tai, bet šiaip Olimpiakos tragiškai atrodė. Bet iškart, kai atsimeni, ką praeitą savaitę kalbėjau, kai Gosas gavo traumą
ir subirėjo susiebinuliai, tai pamatėm šios rungtynėse Begoso ir visiškai kitas žaidimas ir Olimpiakusas sužaidė tikrai, gal net vienas prastesnių tokių rungtynių. Ok, prasta žaidė su Žalgiriu pradžioje sezoną, bet ten tas laimėjo. Bet čia tai... Tokius Nu jau labai ir Furnie nesavo. Ten paskui jau pasodino ant suolo, jau tenai Barzokas net nebelaikė, nes ten tokie, chaotiški sprendimai, toksai visiškai Olimpiakos krepšinis buvo be jokios tvarkos, o Zvezdas uždė geras rungtynės ir visiškai pelnytai, man atrodo, kad be jokių klausimų labai tvarkingai viską pasidarė ir jiem tai ką, svarbi pergalė. Jiem labai svarbi pergalė, paskui pašventė pergalę su Olimpiakos fanais. Įskyrus vieną žaidėją, nematėjai, vienas buvo, sakė, tualete buvau. Tai negalėjo vienas būti, nes Panathinaikos žaidė. Tas pats serbas, kurį tik minėjai, kurį aš pamiršau dabar. Tai paskui jo paklausė. Nebuvo, nes ten buvo video, ten visi šokinėja, žinai, ten dainuoja, ten Teodosičius, visi. O Nedaučiaus nebuvo. Tai paskui jo žurnalistai paklausė, tos apsimetė durniukų. Ne, turėjau tuliką, čia viską, tipo, you know it's true. You know it's true, tipo, sarkastiškai, bet visi suprato, dėl ko neėjo ir mačiau, ten buvo, man atrodo, kad basketniusas gal buvo įsidėjęs, žinai, ten tą visą jo intervą. Ir komentatoriai, aišku, visi tos žalios, žinai, gėlytės, ten tie dobilai, Panathinaikos, žinai, kad... Bet iš šunuolis, tu turi taip elgtis, ne, tu negali... Tai faktas, tai, ypač, jeigu tu žaidai Graikijoje už vieną iš tų grandų, žinai, tai... Pats Serbijai turbūt. Jo, čia tiesiog parodė pagarbą, nors aš net nebijau, kad jisai gerbė tos, žinai, Olimpiakos fanus, kurie palaiko dabartinį jo komandą. Viskas čia yra okei. Tarsi, kad Zvezda palaiko, nes jie ten broliai vadinami kitus broliais. Ja. Tos pačios spalvos, žinai, ir panašiai, tai, bet iš tos pusės, tu, nežinau, gal galėjo pastovėti šalia, ten nešūkoti dar kažką, žinai, nes tu su komanda, tu kaip ir Zvezdos narys dabar, tu vienintelis irgi, čia, žinai, iš kurios pusės pažiūrės. Tu dabar vienintelis, kuris išeini, žinai, ir nešokinuokiai. Šokinėt gal nešokinėtum, nes keistai atrodytų, bet nemanau, kad čia kažkoks skandalas. Tiesiog tai priėmė pagarbą, parodė Panathinaikoso ir gavo meilės iš karto visiškai pelnytai, manau. O apie pačias rungtynės, didžiausias prieš rungtynės šitų, jų įdomumas, aš, pavyzdžiui, irgi beveik vien dėl to jungiausi žiūrėti nuo pradžių, nes, sakau, tikrai nesu fanas nei Cervėnos, nei Oly aš nesu fanas. Kaip žais be vidurio puolėjų, pas juos, kad primint gal žiūrovam, Bolomboy out dėl traumos, Petruševas negali žaisti, nes pradėjo sezono Olimpiakose ir ta paskolos nuomos sutartį, kad nežais prieš juos. Ir dar jie ten ketvirtą, kuris kartais penktų, dar Mitrovič turi tą vietinę, tai tam irgi operaciją padarė ten 2 dienos prieš rungtynes, nors jis jau ir nežaidė gal porą savaičių prieš tai. Rokas duodamas intervą prieš rungtynės, ten jis gal jokavo, nejokavo, tiesiog tą pasakė mandagę turbūt frazę, kad jeigu reikės ir aš žaisiu vidurio puolėjų. Ir iš tikrųjų buvo įdomu, okei, galvoju, ką jie ten Kalinič turi, tą Džoną Brauną, didelį, tarkim, žmogų, bet viskas. Ir Davidovacas, Ir Davidovacas, jo. Taip, va ir išratavo, Ir kažkurie visada 2 iš jų yra 4. ir 5, tarkim, aikštelė. Ir ypač pirmoji pusė Rokas labai daug žaidė, kai pas Oly buvo tas jų smogiamoji turbūt priekinė linija, kur abu tie ketvirti, Vezenkovas ir Peteras. Ir tu matai prie vieno, prie kito ir neišnaudoja, nei dominuoja, atrodo, mismečio tu čia geresnio nesurastum, ne? Kas va, čia irgi ta pati koncentracija? Ar jau čia Rokas dadėjo ir poziciją reikia keisti, nežinau, 4 pradėti? Man tai bendrai paėmus, šiaip reikia pasakyti, kad prie Giedraičių tai pliusas minusas šiaip. Nors uždai tikrai geras 30... Per tas 30 minutės? Beveik 33, bet 20 minus 2. Tai komanda kiek čia laimėjo? 8. Tai realiai tas 7 minutės... Plus 10 Zvezda be jo, tai... Bet jeigu visas be jo... Tai čia jo, faktas, kad ten tos minutės, tie taškai, ten be tų taškų į tą tonusą uždavė gerą pirmoji rungtynių pusė ir tai čia ne vis laik atspindi tas pliusas minusas, žinai, ten tą realybę. Ir su Nedaučiu plus 23, žinai, per 20 minučių. Atrodo, kad pas visus plius minus apylygiai, bet Nedaučius įsiskria 23. Ten visų tarp minus 7 plus 7, okei, dar Santosas plus 13, bet o Nedaučius tai išsiskiria, nes tiesiog žaidė tas atkarpas geras ir tiek. O tai sunkiai, bet bandė ten, buvo porą epizodų, bet ten, sakau, labiau Olimpiakus, ten Vezenkovas bandė ten tos savo kažkiek vidutinius mest ir žaist nugarą kažkiek, bet minimaliai ten tą... Gerai, šiaip ta Zvezdos gynyba buvo viskas tenai sudėliota. Man ta energija kartais, man atrodo, kad Olimpiakus buvo atsipalaidavęs ant tiek,
O Zvezda buvo tiek susikaupus, žinai, kad žino, kad žaisiu daug, nes žinojo, kad tas pats gerai, žinai, čia ta klasika yra, žinai, kad daug žaisi, ir rezultatas. Ir parodo, kad galėjo ir sudegt, galėjo ten tos laisvės trakus, žinai, pramesti ir būtų visai kita istorija. Tai ir jau atrodė, kad kai pasigavo jos trečiam kėlinį, kad bus tas perlaužimas ir aš vėl pabėgo ketvirto pradžio vėl. Bendrai, sakau, Olimpiakos tikrai ne savo krepšinį, nors atrodo, dalinosi kamuolį 21 asistas, atrodo kaip ir didelis, žinai, skaičius, bet, tokios tvarkos kažkokios, tai man bent jau asmeniškai pritruko. O kodėl realiai Bardzokas taikėsi prie Cervėno žaidimo? Jeigu tu neturi vidurio puolėjo, tu turi Falą ir Milutinovą, nes čia ir buvo ta, ką jie darys prieš Falą ir Milutinovą. Milutinovas 10 minučių, Falas 16. Tai nepavyko? Nepaėjo ir viskas, ką Falas su 4 taškais, Milutinovas su 2 taškais, tai Milutinovas per 10 minučių išsimetė vieną metimą. Abu suleiščiau ir pažiūrėčiau, ką tada prie vieno Gedraitis, prie kito Davido Vats. Žinai, bet tai... Bet tada gynybai ragas. Tie ketvirti numeriukai nelabai spėjo ten ir ten tie Gedraitis būdavo laisvas pastovi, tai čia tokia rizika. Ir šiaip, skautas, visas nuo pat pradžių ten tas pasimetimas, toks Bardzoko reakcijos 8 taškai Olimpiakos per pirmą kėlinį, atrodo tiesiog, kad visa komanda kažkokia, tai nežinau, išsibalansavus, nežinau, kaip čia net pasakyti, atsipalaidavus, tas pats ten Furnė metimai ten atsivaro, meta, aišku, jis dažnai tą daro, bet tos rungtynės, kai žinai, kai neina, tai atrodo visiškai kitaip, tai 3 metimai iš 13, 19 minučių, net Bardzokas net nebedavė žaistų normalių jam minučių, bet aš vis tiek susiečiu su tuo, kad Seibinas Ly, nėra tas, 6 asistus padarė, žaidė 27 minutės, bet su jo kontrolė ta rungtynė visai kitokia, negu mes įpratę prie Volkupo, negu paskui buvom įpratę dabar prie Goso, visai kitaip. O dabar Ly, aš aišku įsivaizduoju, jam būnant į žaidėjų, žinai, tai net nėra tą komandą lengva ir valdyti. Ten komanda vis tiek, jinai yra susižaidus, jau žino, kaip žais kartu, žinai, dauguma žaidėjų jau žaidžia kelis metus kartu, ir dabar tave įmeta, ir tu tampi pagrindiniu, vos nežinai, čia organizatoriumi ir viską, tai man atrodo, kad yra pakankamai sunkus darbas. Ir dar jau tipažas žaidėjai, kur... Jo, ir plus jisai... Su targetu būdavo į krepšį. Šešies įstai, kaip ir atrodo viskas gerai, bet, tas bendras vaizdas, bendra rungtynių kontrolė, neatrodė gerai. Ir nesenomis naujienomis, tai lyg ir iki sezono galo krenta iš Olimpiakoso Luka Vildoza ir Milutinovas. Man atrodo, tokia rašė informacija. Vildozas nuostolis, kad ir dabar su tais gynėjais prastai pas juos, ne, dėl traumų, bet Vildoza vis tiek niekinė tenais funkciją atlieka. Tai turbūt... Niekinė, kartais jisai išeina tas rolinis, žinai, tas backup žaidėjas, plus dabar, kai Goso... Larenzakį ištrauksim. Tada ką, laimės Eurolygą? Ne, tai Volkupas jau bus ant Eurolygos. Bet Volkupas dabar irgi, žinai, ne formų švelniai tariant turėtų būti. Osas, Evansas grįž, nebus jam ten bėdos, gal. Milutino gal netiktis. Jeigu visi grįžtai. Visi grįž. Būtų įdomu, kaip čia išrotuos ir kuriam čia duos laiko Bet teoriškai turi grįž. Toks planas. Teoriškai tai turi grįž. Nei vieno nenurašė. Žinai, realiai dabar jau ant pliofų. Tas irgi, žinai, čia nebėra, kad tu turi čia dar, žinai, okei, Graikijos lyga, tai jau baigėsi reguliarus, irgi pliofai prasidės. Tai čia ant svarbiausių rungtynių grįžti, to laiko nėra, rungtynių kainos didžiulės bus, tai klausimas, kiek rizikuos Bardzokas ir ką čia jis apskritai darys su tais gynėjais ir kurį čia bandys iš tų traumuotų, sakykime, įvesti žaidimą iš naujo, nes aš abejoju, kad, žinai, grįž 3 žaidėjai po traumų ir dabar sakys, gerai, visus 3 pabandysiu čia įvesti, aš labai abejoju, kad tai bus. Grįžti tą savo, kur pirmą kartą savo, antrą savo. Tai gali būti, kad jisai bandys tą grįžti, bet klausimas, kaip sėkmingai žaidėjai, žinai, nežaidė ilgą laiką, sugebės greitai pristaikyti ir grįžti formas. Panathinaikosą turbūt jau galime įvardinti kaip vienintelę komandą visos Eurolygos, kuri vietinį čempionatą pabaigė be pralaimėjimų, tikrai tokių daugiau nebus. Pasakys, kas antroje vietoje greitai iš tokių, kas turi tik vieną pralaimėjimą reguliariai iš Eurolygos komandų. Pas save. Olimpiakos 2 turi, ne? Olimpiakos abu Panathinaikosai. Iš šitų? Feneris. Tai sugalvojau, nes apsilošė dabar Efesą šį savaitgalį. 17, jeigu neklystu pergalių šilės, jie... Bet vienu tašku, man atrodo, dabar apsilošė Efesą šį savaitgalį. Jo, Šanly metimu, kuris prieš tai nebuvo nei vieno metimo įmetęs rungtynėse, laimėjo 1 tašku. Ar tai gali būti kažkoks privalumas finišo tiesioji graikų dabar komandom, kad jie ant tų paskutinių kovų nebeturi savo reguliarkės, jie dabar nežais, dabar Graikijai ten 7-10 vietą aiškinsis, kas dar irgi eina į playoffs, tai vis tiek bent jau savaitę. Paskui playoffai prasidės, tai turbūt dar netgi gali būti ir intensyvesnis tvarkaraštis, negu kol vyksta reguliarus. Bet tokia yra šiek tiek neteisybė, kur... O ko neteisybė? Tai ką neteisybė, tai jeigu toks čempionatas, jeigu tiek rungtynių čempionatė, bet tai žinai, ten tas jų
žinai, ką jam tos rungtynėse tenai pasivaikščiodami laimi ten tą didžiąją dalį tų rungtynių ir ten labai kažką keistų, nekeistų, nežaisgi su Olimpiaku, su play-offu, tai finalo žaisi po to, po visko, kai baigs Eurolygą. Tai dabar, kad ten sužais, ten, nežinau, su 8 komanda seriją, ten kažką. Apie nieką, ne? Apie nieką. Ten tų staigmenų ir nebūna. Ne, ten, tai kad tu nepraloši reguliarų sezoną, nei vienų rungtynių, tai kokius ten gali. Ir Rolį realiai niekam nepraloši. Iš kur ten gali būti kokias staigmenas, ir dar abi komandas teisingai nepraloši. Pusmetį gal Kuzė mes kažkuriem iššūkį, tie treti liko, ne kažkuriam Olį. Nemanau, kad ten kažkokį gali ten iššūkį mes, ten ne tas levelis. O tik Žalgiris loštų Graikijos lygoj, tarkim, Olį, Pao, ten nesvarbu kaip, o lygus nebūtų prieš ką, ne? Manau. Didelį tie atotrukį. Gal Žalgiris, žinai, ne Olimpiakusas, ne Panathinaikosas Žalgiris ir LKL būna, kad žaidžia, ten tas LKL komandos, Nevėžis kaip pavyzdys, nėra, ten nebūtų top, turbūt 4 komanda Graikijoje, bet Žalgiris žaidžia lygiai. Sakau, čia labai, matai, skirtingi krepšiniai, skirtingos lygos, čia labai sunku tokius klausimus atsakinėti. Galime apie Monako pakalbėti, pas Monako dabar kaip tik ir Žalgiris jau, gal kai žiūrit šiandien, o gal vakar žaidė, žiūrint, kada žmonės įsijungs. Bet Monako turėjo irgi Eurolyginę dvikovą ir savaitgalį ir sugebėjo praloštas Vėliui. Kaip tau jų ta dabartinė vis dar turbūt, man Monako kol kas atrodo kaip naujausia komanda Eurolygui, nes žiaurų pokytį nešė su tuo Taiso atėjimu, dar sunku juos perkasti, kitoks buvo Monakas iki Taiso atėjimo. Kaip tu vertinti tuos pokyčius su Taisu, su Spanuliu, jau savo tą Spanulio žaidimą žaidžia, ne, nes pradžiai dar turbūt ir Spanulis Obradovičius tą krepšinį žaidė. Pastiprėjo prieš plius Monakas tavo akim, tą ketvirtfinalio favoritai bus savo poros? Man norėjau sakyti, nuo to ir norėjau pradėti, kad jeigu dabar pažiūrėtume lentelę, tai yra ketvirti. Turi namus kol kas, ne? Daug šansų gal, kad taip ir baigsis, manau, kad ketvirti galbūt. Tada jau klausime, žinai, kas bus ta komanda su ko žais, kas bus 5, dabar yra Barsa 5, bet ten Zvezda, Paryžius 4. Gerai, nesvarbu, tarkim, kažką iš tų jam. Aš manau, kad Monakas, jeigu už tų 4 priekinių komandų, nesvarbu kaip jos pažiūrė, aš manau, kad Monakas bus labiausiai gal pažeidžiama komanda, kad tu gali išvykoje pasimti. Aš taip galvoju. Nestabiliai žaidžia, vien dėl to, kad nestabiliai žaidžia, nors dabar taip, su Atefeneriu apsilošė namie pakankamai lengvai, bet reikėjo, žinai, Michael Jameso 29 taškų, ten 2 trakų, žinai, gale rungtynių, kai lėmėsi. Tas beast mode bus ant play-offų. Bet, žinai, tas beast mode, nuskau, Šaras Makalumą pastatė, kas tikrai buvo didelis klaustukas, dėl ko, kam ir kodėl. Ir ten Jamesas tiesiog nuo rungtynių pradžios dominavo, gerai pasijautė ir sužaidė sezono rungtynės. Bet šiaip banguoja, kaip ir visos tos komandos. Tu ką gali sakyti, kad dabar kažkur jie ten labai stipriai pakėlėjo, kai Spanulis atėjo. Aš nematau, kad ten tas būtų pakėlėjimas. Ar Taisų papildymas pakėlė kitą lygį, tai pakėlė. Čia aš gal į tai pažiūrėčiau. Aš manau, kad visų pirma gerai, Spanuliui atėjus, ten sunku kažką labai, turbūt tas permanas daryti ten didžiulės ir pačiam Spanuliui reikia suprasti ten tą jo situaciją, jam irgi tai yra pirmas darbas Eurolygui. Jis atėjo iš Peristėrių? Taip, tai tu ateini dirbęs Graikijos toj lygui, kur ten, žinai, kur negali net, su grandais negali net, man atrodo, gal buvo kažkais metais laimėjo vienas, neatsimint, man atrodo, kad buvo kažką plošęs. Bet nesvarbu, pernai ir užpernai. Bet netame esmė, kad jam irgi čia nauja praktika. Ir tu ateini, tu turi susitvarkyti su Michael Jamesu, turi 3 centrus. Turi 3 centrus, nuperki dar vieną ant viršaus, turi su to dylinti, vis tiek, tu dylini su tuo, žinai. Turi ten tų charakterių, tas pats Okobo ten charakteris, ten Strazelis, yra ten tų žaidėjų, kurie turi, ten Lloydas. Aš nežinau, ar ten visi tie žaidėjai yra visiškai pagal Spanulį. Faktas, kad niekada taip nebūna. Čia gali sakyti, ką nori, jo, čia man patinka, ten blablabla, bet taip nebūna. Čia, kaip kalbėjom apie tas knygas, tai rašytum knygas, tai pasakytum tiesą, kad, nenustepčiau, kad kažką pasakytų ir apie Mike'ą Jamesą, kad kažkas, kažkurį savybė jo ten jam netinka. Nes nebūna taip. Tavo lyderis, tu supranti, kad jisai tenai, žinai, top scoreris visų laikų Eurolygos, bet net nebėjo, kad kažkas, kažkokia detalė, kažkoks žaidimo, žinai, aspektas ar ką jisai daro, gali tam pačiam Spanuliui, žinai, ir netikti. Tai čia normalus dalykas, tas pats, nežinau, tas pats kaip tie 3 centrai, apie ką aš jau esu kalbėjęs, tai čia puikus pavyzdys, kad jam netiko. Bet priekinė linija netiko, nes tu Taiso būtum neėmęs, jeigu to būtų tik, nebūtum investavęs, žinai, tų pinigų. Bet yra vilčių, kad nebedimo 4. Ne, tai yra, tai ten karuselė, bet ten ta karuselė nemanau, kad turi labai didelę įtaką. Tai skautant tas toksai žaidimas, jisai banguojantis, bet kad jie irgi, sakykim, taip aš sakau, kad daugiausiai gal šansų turės, nežinau, pralošti namuose.
iš tų komandų, nes vis tiek bus viršuje Olimpiakosas, Panathinaikosas apskritai dabar namuose pas 10 laimėjo Eurolygoj. Tai yra įspūdingas skaičius. Dabar Olimpiakosas pralošė, bet tai pralošė tik tai 3 kartą namie prieš Zvezdą. Feneris irgi turi 4 pralaimėjimus namie, tai tos komandos žaidžia namuose gerai. Tai, žinau, man atrodo, kad visai įmanomas šiaip dalykas, kad tos 4 ir būtų finalo 4 komandos, bet, žinai, dažniausiai būna kažkur tai mini staigmenėlio, gal ir ne mini staigmenėlių, tai manau, kad bus nuo to tik įdomiau, kad bus intrigos, kad bus kažkur tai įdomių serijų, tai čia net nėra apie ką kalbėti. O kas galvoji iš tom pirmom komandom, nes dabar aš įsivaizduoju prieš kelias sezonus, jeigu tu esi pirmas, tu toks pusiau gali būti ramus dėl pirmo to etapo, ne? Ten vis tiek, o dabar tu gali pirmą etapą turėti su Realu, su Efesu, ne? Ko labiausiai nenorėtų, bet tos namų, kur turės pranašumus, iš Galiorkos, kas bus nefainiausias favoritam priešininkas? Tai ką tu nenorėtum? Čia niekas ne... Aš pasakysiu, ko norėtų, tai gal Bayerno. Nes namuose ne visi, okei. Tai iš tos pusės pažiūrėčiau, aš manau, kad Paryžius nenorėtų būti pirma komanda, nes Paryžius krepšinį, nebūtinai pirma, antra, trečia gali būti. Bet ar serija jie pajėgus, jie kad vieną kartą nukalt bet ką, ne? Bet žinai, kas lysteli pirmas ar antras namie ir tau serija keliasi, žinai, ten yra, bet aš tai manau, kad Realo nieks nenori. Aš vien dėl vardo? Jo, dėl vardo, dėl patirties, vis tiek, ten Hebra, žinai, ten, sakau, užtenka tau vienas rungtynės, gerai išvykus, sužaisi iš pirmų 2, tada važiuoji žaidži išvyko, žinai, 2, tada tau reikia laimėti. Tas ketvirtfinalis labai, tas pats Partizanas, nors po šitų rungtynių su Efesu, nežinau, nes ten absurdiškos rungtynės iš Partizano pusės, net negaliu paaiškinti, jau kalbėjau apie Olimpiakosą, kad prastai žaidė namie, bet ką Partizanas žaidė, tai ten, iš vis kosmosas. Žiūrėjai tas rungtynės? Jo, ir tas pats Efesas, dabar žiūriu, kad ir Efesas ne pat. Tai realiai, ar tu nori Realo ir Efeso pirmam etape, kas greičiausiai bus, kas kažkas gaus arba Realo arba Efesą. Aš manau, kad... Tokie kažkaip šį sezoną nuvylė atrodė, bet dabar jie karšti. Tai dėl to, sakau, dabar tai tikrai įspūdingai su Partizanu nuo pat pradžios visi su pasitikėjimu. Kas ten buvo, papasakok? Ten viską realiai per antrą kelniuką, neišsprendė? Viskas sumetė. Partizanas streso būsnio gal pradėjo rungtynės, atrodo paskui, nes pradėjo 12-2, man atrodo kažkas tokio, tie viską pataikė, Darius Thompsonas 8 taškus įsmėgė iš karto labai greitai, tada 12-2 buvo, tada išlygino, ten 14-14, pirmas kėlinis apylygė, tada antrą viską pradėjo mesti. Taip, Efesas pataikė ten ir sudėtingų metimų. Ir Bryantas ten, žinai, po driblingo, trajaką, aišku, ten Larkina, kai leidai įsibėgėti į dešinę pusę, aišku, kad ten sumes, po Stebeko, aišku, ten savo tos metimus sumes. Atrodo, kad geroj formui, tai atrodo, kad susižaidė dabar ir tą energiją. Tas aš mėgstu stebėti ten tą, žinai, kūno kalbą, bet visos komandos. Tai atrodo, kad tas mechanizmas... įsižaidęs, tas Daužeras irgi prideda nuo suolo, žinai, tai ten ta energija, Larkinas pradeda nuo suolo, žinai, tai tų žaidėjų ten yra, Efeso šiaip sudėti jų pažiūrėjus, ten yra šiaip pakankamai solidi komanda. Tai bent jau, kad jie labai brangiai apmokami net atsarginiai pozicijų krepšininkai. Taip, tai sakau, tai aš manau, kad, Efesas, jeigu tavo klausimai taip konkrečiai atsakant, tai turbūt Efeso ir Realo, tu norėtum išvengtam pirmam etape. Dabar įsivaizduok, ar tu norėtum Bayerno, ar Efeso, ar Realo? Aš manau, kad Bayerno tu norėtum. Nes Bayernas išvykose žaidžia, katastrofą. Efeso tada Realo, jeigu taip pagalvoji. Okei, dar aišku, turi tas pats Paryžius ten turbūt bus. O Žalgirio bijo galvoja, kad tik Žalgiriuks neišlystų. Kad ne mūsų. Nes yra Trinkieri, tas dar, mes žinom tik vieną kol kas Trinkieri, bet mes dar Kaune nematėm play-offų Trinkierio, kuris ten... Kitais metais jau perdegs tas svajonės į kitus metus. Ir Anadolu Efes teoriškai turi turbūt gal net lengviausią tvarkaraštį išlikusių komandų, nes jie turi namų rungtynes iš 4 su Baskais, su Žalgiriu ir su Makabi. Tai teoriškai ir tada... Tai 2. Žalgirio neapsilaušim, tai 2. Jo, 2 paim. Tai 2 išteks. Turim dabar dar... net prieš tai nepaminėjau, kad apsiai šitą savaitę nuostabi buvo Lietuvos krepšininkam, tikrai, man to nerasit šiam sezone turo, kur lietuviai daugiau, čia neimam Žalgirio, nes čia labai lengva, nes Rokas savo dvigubai Rokas Giedraitis, turiu paminėti, bet puikias rungtynės uždė ir Rokas Jokubaitis į 4 pergalę išleis Makabi, 2 karščiausios komandos su Efesu tik mūsų apkalbėtų. Ir Rokelis vėl ten aukštumoje ir svarbiais momentais ir atrodo daug žaidžia tas jų naujas žaidėjas, kurį pasiėmė. Žaidžia ir Blatas, bet žaidžia ir Rokelis. Kokį tau įspūdį parėjo? Jau turbūt kalbam, nežinau, 20 kartą džiaugiamės juo, bet
still dar vienas naujas rungtynės, ką dar pamatai? Nu ką, 24 naudingumo balai per 24 minutės, nu, stabiliai. Ką aš pamačiau, tai kitą kampą apie gynybą gal labiau norėčiau pasakyti, taip, Rokelis puolime ten viską, vėl ten viskas gerai, 4 asistai, 7 metimai iš 9 žaidimo vadovauja, ten ta energija, viskas ten yra ok, greičiai, ta prasme, nu tikrai žaidžia karjeros sezoną, čia nebesikartosim. Apskritai kosmosas 15. Gal dar kartosimės. 15, nu po sezono, kaip aptarsim, kad kas iš lietuvių kaip atrodė, bet, nu, skaičiai 15, 5 asistai ir 3 rebound, 15, beveik 16 taškų vidurkis, naudingumo balų taškų vidurkis. Tai tikrai, nu, yra solidų skaičiai, prie sezono tikrai linkėjom to, bet net ir aš sakiau, kur gali pasidvigubinti tos skaičius, žinai, išėjęs iš Barstos, tai čia pasitrigubino ten tos skaičius, gal net ir daugiau, tai... Bet aš pažiūrėčiau tą, kad mes, žinai, Žalgiris, kai būna, su tavim, kai kalbam, kad ką ten, kas lyderius dengs, žinai, dėliojama, ar čia Butkevičius, ar čia Gedraitis, kam tai labiau tik, žinai, Arūlė, žinai, nu, skirtingose pozicijose, kaip pavyzdys. O čia Rokelis išeina, pasiema Izėją Kordenė, kur mes realiai visą laiką, jeigu būtų su Žalgiriu, nu, iškart Gedraičiu, reikia būtinai, ten Butkevičius, nu, čia, kad jau tikrai ten Sirvidis negali, Brazdeikis negali ir ten panašiai, mes tai visą laiką dėliojam. Tai ką, ramybėlė išeina. Čia Katašas neapsikrauna, reiškia. Taip, bet tą noriu pasakyti, kad ant tiek kitose komandose, kaip skiriasi, žinai, tas visas, nu, dėmesys tokiam dalykam. Nu, taip, tu neturi, aišku, tu, žinai, pradedi su Blatu ir su Jokubaičiu. Ok, Jokubaitis, mano galva, tikrai geresnis gynėjas negu Blatas. Nu, vis tiek tas ir kūnas, nu, tai man atrodo, ir tas noras, tos pastangos yra visai kitokios. Bet ką, aš noriu pasakyti, kad duoda jam dengti Kordenė, paskui ten išėjo dengė ir Haketą dengė ir Belinėlį. Ir neturėjo jokių problemų. Polime tokie skaičiai ir gynyboje irgi ten neturėjo labai didelių problemų ir ten noriu pasakyti. Taikinių nebuvo, ta prasme. Taikinių nebuvo, žaidžia tą komandinę gynybą, ten visi keičiasi, viską vieną ataką, ten vienas dengia, ten 2 keitimai, žinai, 3 atakos, kitas dengia, jau ten tą žaidėją, kažkas išeina nuo suolo iš Virtusų, ten susikaitelioja. Nu ir ką, ir laimi prieš tą Virtusą, ramiai, be jokios panikos, be jokių nieko. Ir aš tą iš tos pusės noriu pažiūrėti, kad Rokelis, nu ką, ir gynybos susitvarko su tais reikalais ir ant kiek skiriasi, žinai, va, kaip mes sakau, dėliojam tą, kad va, čia reikia būtinai tą stabdyti su tuo, kad kitaip neįmanoma, nes tam negali dengti. Nu, bet kartais, va, turi kuojam tą puolimą tada. Jo, kartais yra va, situacija, dėl ko ir sakiau, va, kad Rokelis į Žalgirį, nu... Taip, smagiai, mažai yra tekę apsai, kad kas va kalbėtų girdėti apie Roko gynybą, būtent. Nu, aš labiau žiūriu, žinai, gal tą bendrą, neskau, kad ten Rokelis yra toks gynėjas kaip Gedraitis, kaip pavyzdys. Nu, jis nėra. Nu, jis neuždusins. Nu, jo, bet jo ir ta funkcija, jo tas profilis visas, nu, visas žaidėjo profilis yra visai kitoks, ta prasme, nu, bet ar jisai ten yra skylė gynybo, nu, jisai nėra skylė gynybo. Jis gali spaust, tą energiją, skau, man asmeniškai šiais metais jo tą energiją, žinom, kad jisai ir Žalgiris žaisdavo ir Barsui, nu, su tą energiją savo, bet dabar vis tiek ta rolė yra didesnė, tos minutės yra didesnės, nu, ir jisai puikiai tą atlaiko, ten tą visą krūvį ir ten su tą visą energiją viskas yra ok. Ir gynybų dirba ir ta emocija, nežinau, toje visoje situacijoje man Rokelį norėtų pagirti vien dėl to, kad jisai labai, nu, atsidavęs tai komandai, matus, nu, aš turėtų būti sunku, ten, žinai, tą visą, žinai, be žiūrovų, visą laiką Serbijoje ten žaidži ir panašiai keliauji, ten tos, nu, vis tiek ta atmosfera turėtų vis tiek būti, ta psichologiniė įtampa vis tiek turėtų būti. Bet vietinį čempą vis tiek gauna tą meilę. Jo, gauna, bet vis tiek keliauti visą sezoną, žinai, pirmyn atgal, nu, prasme, tos dvigubos savaitės, dar paskui, jeigu skrendėt gal žais, žinai, Izraelį ir panašiai, nu, tai yra tų reikalų, tai ta energija jo tikrai pavydėtina, nu, ir vertas didžiausių, žinai, gerų žodžių šiais metais net nėra kalbų. Ir aš galvoju, toks visai geras jam taimingas, kai jie savo sezoną vis tiek kiekvieną komandą vertinasi, tu jau senai esi susitaikęs su, kad nepasieks kažkokių tikslų Eurolygui, bet užbaigti va tokia nata, nors tai ir nieko nelėmė, pavyzdžiui, dar jeigu kažką laimės. Aš atsimenu to prieš mėnesį sakiau, nu jie ten varo, jie prasme žaidžia. Ir kai tu galvosi apie jau projektuosi kažką kitam sezonui, nu tau va ta liks teisinga emocija, o Rokas ten yra, nu, pirmas žmogus, man atrodo, nes kiek jau rungtynių, jisai atsiduria epicentre visada, tą klačitas minutės. Tas pats Izraelio čempionate irgi. Tarnavęs visiškai ten tą pagarbą, ten tą laisvę, okei, Katašas nėra tikrai, nes ten daugam duota tą laisvę, ten taip, tiesiog žaidžia tokį krepšinį, nu ir Rokelį nežinau. Rokelis sakė, rinkti neatvažiuos, ne? Laisvė, nu, kaip be Rokelio, tai žinai, jeigu be Rokelio rinkti, tai galim neskirstis iš karto. Nebent dar koks išeis podcastas, kur sakys, šitų žaidėjai pas mus, tai va. Nu, čia, jeigu su Velyčka pradės lyginti, tai neįžiūrėt Velyčkos, bet jeigu pradės. Būtų turbūt artimesnis palyginimas, negu esam girdėję palyginimų, taip pat geriau neprognozuokim. Pakankamai toli, vis tiek pakankamai toli. Kadangi minėjom, kad gera savaitė buvo lietuviam, tai ne tik Rokam dviem, bet ir trečiam Eurolygos žaidžiančiam lietuviui.
Nį vieną aš nepamirštu. Ai, dar Dimo turim. Dimo irgi biški žaidė, bet nebuvo labai gera savaitė, ne? Nesvarbu. Bet vis tiek bendrai lietuviam, vis tiek gera savaitė. Nu taip. Dimo laimėjo. Jo, ten rungtynės. Svarbės rungtynėse. O Sedekeris buvau tikras, kad su double pabaigs rungtynės su 2 dubliu, bet nes jis 8 reboundus buvo pasiėmęs per pirmą rungtynių pusę. Jis ten pirmam kely ten lipo, viską gynybų ten surinko, ką. Bet paskui kažkaip nebelipo, bet baigė 8-9 tokius solidžių, bet esmė labiau ne kiek jo žaidimas, bet baskai užsiautėjo. Sudominavo Bayerną, 112 mesti irgi Eurolygų ir retas. Ką ir kalbėjau to apie Bayerną iššūkiuose. Bayerną pliaufuose, ne? Bayerną pliaufuose iššūkiuose, tai jeigu Markusui Howardui ten leidai mėtyti laisvam, ten, žinai, neatsirinkti žmonių, ten Hendorfas laisvas per apačią, nei Pieras eina per apačią, Hendorfas žaidžia su Howardu, kuri prieš tai buvo, nežinau, ten bijau pamatyti, buvo 3 kėlinio gal. Nu, tai jau ten buvo tikrai 15 metų, gal netoli, gal ir 20. Per apačią, Hendorfas per apačią. Tai aišku, kad jis mes ten 7 metrai jam kaip iš pakrepšį mes. Tai pirmus dar 3 prametė, tai paskui įmetė realiai 6 iš 8. Nes pirmus 3 nuskubėjo, Laso nekeitė. Tie dar žaidė be Monekės, be Foresto, ne, be Boldino. Boldinas nežaidė Monekę. Jo. Tai turėjo kentėti labiau ir Howardas jau išėjo į startą, žinai, ir tenai, nors užžaidė 24 minutės, 27 taškai. Tai ten be gynybos, ten apie nieką. O tas va Bayerno be gynybos ir išvykose, ne? Čia Laso bėdas ar čia Bayernas kažkokia? Tu neturėdavogi tokios statuso anksčiau, kad Bayern, namie tai Bayern apsilošim, pas juos sunku. Čia šio sezono tokį, ne? Jie susikūrė. Nu visiškai. Keista kažkaip. Labai tokį susikūrė, ta prasme, nežinau, paprastai sakant, ta energija, ką, žinai, ką visi sako, bet žiauriai skiriasi, ta prasme, ten prasileidai 112, tu negali žaisti, žinai, kovo dėl geresnių vietų, žinai, lentelėje ir prasileidai 112 nuo Baskonijos, kur yra, žinai, ten apačioje, taip, jinai polimo komanda, bet, sakau, tokias klaidus, sakau, per apačią, nei su Howardu, ten neišsirinkė žmonių, laisvas, dar tos pirmos 3, kur metė, tai 3 laisvas metė, laisvas. Greitojo tako tiesiog su pirštais susirodo, žiūri, Howardas laisvas, tai dar nebaudė. Tai, bet norėjom labiau apie Tadą pašnekėti, tai Tado porą kartų gaila buvo, žinok, nes Tadas, žinai, kai jis darbininkas, tai atsikovoja kamuolį, paduoda kažkam ir tada sprintuoja. Ir tie atsivaro, jis sprintuoja iki krepšio, tie atsivaro, bam, ir nėra. Atgal į sprintą, žinai, buvo porą tokių epizodų, tai ten tos kantrybės jam tikrai reikia, ten to dėmesio mažai, ten buvo netgi tokių situacijų, kur mismatch turėjo, su mažiuku ten, žinai, neatsirinko greitos atakos, žinai, ten po klaidas ar po ten pramesto atbėga, žinai, ir ten prašo prieš mažiuką, nėra ten ta opcija labai didelė, nežaidžia, ten daug nugarai krepšį, tai nelabai ten. Bet tu gal ir pratęs, ne? Turėtum susitaikyti. Jo, bet vis tiek dar buvo porą kartų buvo. Jis turi ir balsą, ne, jis kapitonas, man vienas iš kapitoną. Tai tas kažkiek keista, bet šiaip ta kūno kalba ir ta energija buvo geresnė po traumas, nes pažiūrėjau, ten kelias rungtynės tikrai atrodė pakankamai sunkiai, bent jau vizualiai matys, kad kažkaip sunkiai, tai iš šitos rungtynės įskova, ką ir skė dėl kamuolių gynybų 8 paėmė, tai ten jau per pirmą kėlinį gal 4 kokius tikrai paėmė, nes ten tiesiog bėgo nuo treko, lipo, ėmė ir, aišku, turbūt turėjo būti toksai darbas, nes, ta priekinė linija irgi prioritėjus, o tą jisai gali daryti puikiai, o visą kitą susimetė ten greitose atakose, Halevytė užbėgęs trečiam kėlinį, ten labai gera buvo atkarpa jų pradžioje trečio kėlinio, kur ten Bayernas tiesiog buvo priverstas ir treneris Bayerno 2 taimuotus ten paėmė, nežinau, per pusantros gal minutės, nes paėmė vieną, -15, ten išėjo, vėl gavo atkarpą, -20, ten 2 gal, antrą taimuotą, bet ten jau buvo be šansų stovyti. Tęsiam dar gerus įspūdžius apie lietuvių pasirodymus praeitą savaitę. Žalgiris, nors ir nelaimėjo rungtynių Barcelonoje, bet Žalgiris ir gali laimėjo Barcelonoje. Visai tokia įdomi istorija, rungtynių metu. Nelygia kova laimėjo. Laimėjo nelygia kova. Išvyko. Rungtynių metu Barsos aktyviausius ir galių tribūną, jeigu aš gerai suprantu situaciją. Taip, ta visa. Pasipiktinusi, kad iš visos aplinkos arenos sklinda Žalgirį palaikantis šūksniai, protestuodami, paliko rungtynes ir paliko visiškai tuščią tribūną. Tai realiai pabėgo iš mūšio vietos, ne, aš galvoju, tu namuose, buvo ten tų lietuvių, dar įzoj, kai Barcelonoje paprašiau ir nukeliauti, ir gal ten vietoj turi. Ir, aišku, Ispanijoje gyvenančių žmonių. Jo, bet, tai tu, aš taip įsivaizduoju, vis tiek katalonų ten turėjo būti bent 6 ar 10 ar 20 kartų daugiau. Uždominuok tos fanus, o ne... Ai, tai čia prileidot, mes išeisim. Mano gėda Barsos fanų, labiau Barsos fanai savo daro su tokiu poelgiu, ne? Ir šiaip, aišku, vienas dalykas tai Žalgirio fanų įtaka. Turi pagirti, kad jis tiek susirenka, kad ir gyvena, aišku, nuskris turbūt iš Lietuvos irgi nėra problemų, nežinau, kaip ten priskrenda, bet aišku, gyvena kažkur tai aplinkoje, ar Ispanijoje, ar šalia Ispanijos, tikrai
Tikrai, plus tu gali, aišku, Barsa yra ta vieta, kur, faina nuvažiuoti. Ten ta arena yra katastrofiška, turbūt viena blogiausių Eurolygų, bet apskritai miestas, žinai, pavasaris jau geresnis oras, tai faktas, kad daug kas susiplanuoja, kad jeigu nuvažiuosi, žinai, Žalgirio išvykos rungtynės pažiūrėti kokias vienas per sezoną, tai Barsa yra vienas tų taikinių, ypač tokiu metų laiku. Tai ta įtaka tikrai didžiulė, ten ta, dar kol neišėjo tie Barsos pagrindiniai fanai, aišku, irgi ten girdėjosi per teliką, žinai, kad tos skanduotės ir panašiai tas palaikymas, bet kad ant tiek fanai sureaguotų ir tiesiog supyktų, nes per daug jų prileido. Man tai kažkaip, tiesiog parodo Žalgirį, turbūt Barsos tą vietinių fanų, ten tą turbūt kokie jie yra, kaip jiems svarbu, kaip jie reaguoja ir panašiai. Man atrodo, kad išėjimas iš rungtynių tai nelabai kažką tau prideda kažkokio svorio. Plius, kai komandai daug traumuotų žaidėjų, komandai labai svarbios rungtynės, šitą pergalę realiai Barsa, mes jau kalbėjom, kad Barsa gal dėl plyno kovos, dabar pridėti tą tašką, jie 5 dabar realiai, okei, su 5-8 vietą, bet jau kažkiek saugiau gali jaustis. Tai tų rungtynių svarba buvo didžiulė jiem ir toks Barsos, žinai, ten jeigu tų ištikimiausių fanų reakcija tokia, neparodo. Parodo tiesiog turbūt fanų Ispanijoje, nes noriu skaityti Ispanijoje, tiesiog Barsos gal fanų lygiai. Ir pabaigai, Martynai, tada žvilgsnį, kaip visada tradiciniai šią savaitę, ką galbūt būtų galima labiausiai išskirti kaip tokį, nežinau, vidurio savaitę, tarkim, jeigu iš pirmo turo aš matau iš karto Feneris Paryžius, rungtynės, kurios turbūt svarbesnės Paryžiui, kurie nenorėtų to play-ino ir kovoja dėl tų vietų, bet aš nematau čia didelės intrigos tose rungtynėse, matau Feneris namuose Paryžių. Turėtų apslošti, jo. Ir tada eini per visą turą ir nieko gero neberandi. Realas Armani turbūt žmonėms reikėtų irgi siūlyti čia dėl tiesioginio mūšio į... Tai ką, Barsas su Bayernu irgi dėl tiesiog Bayernu irgi, bet Bayernas žaidė, tik apkalbėjom, kaip žaidžia išvykoje. Toje pačioje Ispanijoje buvo. Sunku irgi tikėtis intrigos. Kažkaip sunku tikėtis. Asvelis Olimpiakusas, nežinau, Partizanas Alba, tai, čia ne mano. Efesas Baskonė gal dar, nes Laso dar tikė, turi šansais, tai, bet Efesui tai šitos rungtynės labai svarbios. Tai... O tu tikė Basko šansais? Ne, Stambulė ne. Po to, kaip atrodė šią savaitę, nors abi komandas gerai atrodė, bet Efesas, manau, kad namie susitvarkys su Baskonė, išėtėjus Efesas tikrai dabar gerai žaidžia, namie dar geriau, tai ir labai svarbios rungtynės, aišku, Efesui tą pergalę jam būtina. Šiaip Milano, galvoju, savaitę, jeigu imt visą savaitę, tai Milanas turi Realą antradienį, o ketvirtadienį turi Barceloną. Abu ispanus gauna ir būtent su kuriais kovoja ir jos galės pamiršti kovas dėl plino. Žodžiu, sekam, šią savaitę krepšinio yra tiek... Paskutinį dvigubą savaitę? Paskutinį dvigubą savaitę šią sezoną. Paskui per pliofus bus dvigubų. Aš galiu žmonėms pasakyti, kad jeigu jie nori, gali nežiūrėti, tu žiūrėsi, mes kitą savaitę papasakosime. Fantastika, jo. Super, liuks. Tai ir susimatysim kitą savaitę Eurolygos ambasadoje. Iki. Vis. Olivbet. Premium EuroLeague Basketball rėmėjas. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.